Nu, sveiki, vyručiai. Labas. Nu, kaip pabaigėt jau? Jo, baigiam, aš tavo. Naujas spalvas, visiškai kitaip, ne? Jo, tik tai va, nuvalom, ką dar čia pričiupinėjom ir bus baigta. Nu, nice. Tai palyginus prieš tai dabar, naujas brandas ant kiek geresnis. Tai smagu matyti. Jo, energijos iš karto tokios atsiranda ir iš priekio piktis visas toksai. Eina, parodysim šiek tiek, kaip iš priekio atrodo. Tai jūs, žodžiu, ne vien vagis apklijuoja, tai biškai papasakot į kamerą, ką jūs darot ir nuo kada pradėjot viską daryti. Mes darom, Rokai, daug metų darom, bet darėm tik tai motokrosai. Tai išmokom viską su motokrosu, susipažinom su plevelėm daug ir po to pasiūlėm visai plačiai auditorijai nuo kartingų, bagių, kelioninių motociklų, strytinių motociklų, žiedinių motociklų. Tai visai tokiai technikai darom tuos lipdukų komplektus, suklijuojam, kuriam dizainus, įvairūs istorijai, įvairios medžiagos ir daug pasirinkimų. Tai va, čia naujai apkliavot, o čia yra, pavyzdžiui, pavyzdys, 3 metai atrodo kaip nauji. Matot, net Red Bull'o nenubluko nieko, liko tos pačios spalvos, žodžių kokybė tikrai verta dėmesio. Tai net kai pirmą kartą irgi, kai pradedi dažnai važiuoti, tai pirmą kartą bandai, kurie lipdukai geriausi, tai buvo tokių variantų tikrai, kad tu pataupai šiek tiek pinigėlio ir nori užsidėti pigesnę plevelę ir ta plevelė tiesiog laiko gal pusę metų ar metų. Tai geriau biškai šiek tiek brangesnė pirkti, bet laikys labai ilgai. Tai yra dvi funkcijos. Yra apsauga ir yra vaizdas. Tai tau realiai išliko 3 metai išliko vaizdas ir plastikus apsaugo nuo subraižymų. Vis tiek įlindai kažkur kažką prabraukė, akmenukai nušėrė. Tai tu jo neišsaugosi taip viso, bet plastikų tuos paviršius kažkiek tu juos apsaugai, suteiki vaizdą ir kadangi naudojam UV spinduliam atsparų laminatą, tai dėl to išlieka šitas spalvos. Ir nusiklijuoji lipdukus ir parduodi bagį kaip naują. Išvažiuoji. Ačiū. Kokybė, greitį, jūs patys iš Panevėžio, bet atvažiuojant su Kėbra, apklijuojat, tai labai esu dėkingas. Malonu, kad kreipiesi. Iki. Iki.